Sveiki, aš Frazė ir šiandien mes slėpsimės, kad liktume gyvi. Keliaujame išsirinkti žemėlapio, kuriame turėsime slėptis arba gaudyti, tai ofisas skamba šiaip įdomiai. Tai gerai, mes esame ofise ir aš slėpiuos. Aš galiu tapti tuo daiktu, tada man reikia atsistoti labai lygiai. Ne. Aš buvau nepagautas? Nu va, stovi žmogus. Au, no. O čia va. Dabar rėdelė esu kaip kėdė, tai manęs tikrai nepagaus. Man labai nepatinka, kad jie gauna tuos alertus. Tavarsime, kodėl? Per tą laiką galima patikrinti shopą ir aš turiu, kiek daug nemokamų dalykų turiu. Liko 10 sekundžių, aš tiesiog esu idealioje vietoje. Laimėjom. Kažkaip kažkur žiūrėjau ar mačiau, kaip kažkas žaidė šitą žaidimą, nežinau, taip prisimenu toks. Aš ieškau? Eina way. Aš taip nenoriu ieškot. Na gerai, tikiuosi, kad jie labai blogai pasislepia ir aš jos surasiu. Oi. O tai čia galima bet ką tiesiog daužyti? Jeigu taip, tai easy, what? Kur tu bėgi? Ok. Ok, jau radau antrą žmogeliuką. Varau į pirmą aukštą, ai va, dar vienas laksto šiaip. O, dar vienas. Kaip taip? Ne, jis galvoja, kad jis pabėgs. Jis nepabėgs, jis niekur nepabėgs. Jis galvoja, kad čia taip easy. Tiksliau jie. Gerai, aš čia kažkur mačiau čiuvaką. Ai va, kur tu? Nu kur tu bėgi? Velnias? Kur tu bėgi, žmogau? Šaudau. Aš parizinau ją, bet jau taip žaidimo sako. Gerai, 3 haideriai liko. Ok, vienas viršui, va šitas vat. Ne, kur tu bėgi. Ok, ir dar viršui, jeigu neklystu, yra vienas. Ai, ne, viskas. Ir aš esu pats geriausias seekeris. Aš 5 kilus padariau. Let's go, aš geriausias šitam žaidime esu, jūs manęs nesuprantat. Ar ferma, ar ofisas, ar muziejus. Niekada šiaip muziejus nevadžiau, būtų faina, kad muziejus būtų. O, tu vautai už muziejų. Davai. Yes, 4. Yes, mes būsime muziejui, nes kažkas paskutinę sekundę persigalvojo. Šį kartą aš jau slepiuosi. Reikia rasti kažkokią tikrai gerą vietą. Aš galiu pavirsti, pavyzdžiui, šituo dalyku ir ojoj, va čia atsistoti. O, visai gerai pas mane čia gavos. Aš prilipau prie temos. Ok, mane nužudė, tai bandom kažko tai ieškot. Gerai, šitas mapas yra dalinai sunkesnis už praeitą, tai gal ir suprantu, kodėl 4 žmonės liko. Augalas! Judantis augalas! Valerijonas! Vienas! Šitas! Šutyk, moterie! Eik tu sau! No way! Gerai, aš labai tikiuosi, kad aš ieškosiu. Aš vėl slepiuos. Tikės dabar klausimas. Kur? Galima tapti va šituo augalu ir va čia pasislėp. Ok, kas realiai aš visus patroninsiu. Visi pašoks. Pasižiūrim, kas bus. Ar pašoko? Kad nieks nepašoko. Gal iššokinėjo 10 kokių sekundžių ir tada nustojo, tik tais man tai negalioja. Nu va, liko 20 sekundžių ir aš esu nenugalėtas. Hi guys. Šaudykit į mane. Gal kažkokį nebulą peką už 12. Ok, skamba labai sumaniai. O, gal kažkokį šerpeką už kem. Skamba labai sumaniai. Ir galima keliauti paskutinį raundą. Tai, gerai, campsidas. Bombardyro krokodilo. Ok, aš slepiuos vėl. Mes galime
tapti kažkokiu tikrai mažu nepastebimu daiktu, jeigu toks mažas nepastebimas daiktas egzistuoja. Ir tiesiog eit va tai va paeiliui. Aš dabar būsiu lempa, kuri vėl vaikščios ir šokinės. Oi, manęs nepagausi. Oi, manęs nepagausi. Oi, nepagausi. Oi, nepagausi. 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 Oh my goodness. Aš tiesiog užšokau ant viršaus. Na, 30 sekundžių. Galima greičiau. Ok, aš oficialiai laimėjau šitą žaidimą. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Frazeris Ate. Kaip aš jį džiauginu, what the hell. Papa, ką tu man padarysi? Nieko tu man nepadarysi. Eina sau miriom paskutinės sekundės.